Kas yra krikštas ir ar tai būtina? Biblija ir būtent Naujasis testamentas parodo mums du krikšto tipus. Abu jie labai reikalingi ir labai svarbus kiekvienam krikščioniui ar žmogui, kuris nusprendė sekti paskui Kristų. Eiti į tiesą, o ne nuo jos. Pirmas tipas krikšto – tai vandens krikštas. Tai matomas fizinis ir dvasinis žingsnis, nuo kurio ir prasideda jūsų kaip krikščionių kelias, oficialiai. Vandens krikštas – tai tiesioginė prasme žmogaus pilnas panardinimas po vandeniu. Krikštą jums gali duoti bet kuris tikras krikščionis. Jis neprivalo užimti kažkokių aukštų pareigų bažnyčioje. Užtenka, kad tas žmogus krikščionis seka paskui Kristų ir yra pats priėmęs krikštą. Kad priimti krikštą, egzistuoja keletas reikalavimų. Pirmas – žmogus turi tikėti ir priimti Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Jis yra dalis Dievo Tėvo ir Šventosios Dvasios. Jūs turite tikėti Dievo trejybę. Jėzus yra gelbėtojas ir Dievas. Jono 14 skyrius 16 eilutė. Mato 28 skyrius 18 ir 20 eilutės. Ir kitas vietas Biblijoje, kurios parodys, į ką turite tikėti, jeigu jūs tampate krikščioniu ir norite priimti krikštą. Svarbiausia krikšto dalis, kad mes krikštijamės į Jėzų Kristų. Mes krikštijamės į jo mirtį. Mirštame, būname palaidoti ir prisikeliame kartu su Jėzumi. Tai, ką reiškia pats krikšto procesas. Panyrame po vandeniu, būname po vandeniu ir išnyrame. Numirštame, būname palaidoti ir prisikeliame į Jėzų Kristų. Mes mirštame senam gyvenimui ir prisikeliame naujam gyvenimui jame. Antras reikalavimas – tai, kad jūs turite suprasti krikšto prasmę. Jūs turite būti sąmoningo amžiaus, kada jūs patys priimate sprendimą krikštytis. Tai turi būti jūsų sprendimas. Tai sandora su pačiu Dievu. Tai jūsų sprendimas. Kada jūs sakote taip, aš noriu sekti paskui Kristų. Taip, aš noriu priimti krikštą. Taip, aš priimu Jėzų Kristų savo gelbėtoju. Taip, aš atiduodu savo gyvenimą jam. Mirštu senam, nuodėmingam gyvenimui ir prisikeliu naujam gyvenimui. Krikštas yra sąmoningas, suaugusio žmogaus sprendimas. Jokiu būdu niekas šito sprendimo negali priimti vietoje jūsų. Jūs turite būti suaugęs žmogus, kuris supranta, ką daro. Krikštas kūdikystėje, kurio jūs neprisimenate, kurio jūs nepasirinkote, nesiskaito krikštu. Tokio krikšto Biblijoje niekada nebuvo ir niekur nerasite, kad bent vienas